Šventykloje buvo auksinė Budos statula. Ir vienuoliai, žinodami, kad bus okupacija ir ateis kareiviai, labai bijojo, kad statula ir visa kita bus pavogta. Tai jie nusprendė tą statulą padengti cementu. Ir be abejo, okupacija prasidėjo ir po truputį visi vienuoliai išmirė, kurie padengė tą statulą cementu. Ir taip po truputį visiems užsimiršo, kad ten kažkada buvo ta auksinė statula. Kol vieną dieną jaunas vienuolis, sėdėdamas ant tos statulos, netyčia nuskėlė jos kampą ir ten pasimatė auksas. Tada jisai sukvietė visus kitus vienuolius ir jie nuskaldė visą tą cementą nuo statulos ir pamatė tą visą auksinį grožį. Ir per tavo gyvenimą, tavo mokytojai, tavo antroji pusė, televizija, internetas, Facebookas, tavo tėvai ir taip toliau. Jie užlipdė būtent tą cementą ant tavęs. Ir tas cementas yra būtent tai, ką kiti pagalvos, kaip čia atrodys, ar čia normalu, ar čia yra nenormalu. Atsikratyk to cemento, nustok jaudintis dėl to.